Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Taigi, kadangi artėja Helovynas, nusprendžiau padaryti kažką helovyniško. Ieškojau įvairių bylų, bet tiesiog atrodo, kad visas aš jau esu padarius. Tai išsirinkau šią, kuri šiek tiek galbūt primena Helovyną. Tai galvoju, kodėlgi man jos nepadarius. Taigi šiandieninė istorija bus apie Marių Gustafsonsą ir jo crazy idėjas. Bet kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Apie Mariaus Gustafsonso vaikystę nėra žinoma labai daug. Yra žinoma tik tai, jog šis vyras gimė Norvegijoje, Drameno mieste, kuris yra kažkur 45 minutės nuo Oslo. Apie jo santykius su tėvais, ar koks jis buvo mokykloje, kaip jam sekėsi, ar buvo patyčių, ar dar kažkokių panašių tokių dalykų, man irgi net nepavyko atrasti. Tai iš karto perėsim prie šio vyro, jau kai jis buvo pilnametis. Tai 1999 metais jis turi pirmą įrašą su policija, jis gavo kaltinimus dėl sukčiavimo, tuo laikotarpiu jis negavo jokio kaip ir kalėjimo laikotarpio, tiesiog tokius kaip ir viešus darbus ir tiek. Tuomet 2001 metais buvo antri kaltinimai ir šį kartą jis buvo kaltinamas dėl internetinio sukčiavimo. Ir vėlgi jis negavo jokio kalėjimo laikotarpio, jis tik tai gavo tuos viešus darbus ir viskas. Marius 2001 metais dirbo paštininku ir taip pat jis buvo gėjų ir lesbiečių asociacijos pirmininkas Norvegijoje, nes jis pats buvo gėjus ir jis tiesiog norėjo palaikyti savo žmonės. Jis labai dažnai kreipdavosi į įvairias mokyklas. Jis vis kaip ir ginčydavosi su visa Norvegijos sistema, kad jis nori, kad būtų į mokyklos studijas įtraukta daugiau kažkokių tokių dalykų, kur kalba būtent apie juos. Jis pats norėjo dalyvauti mokyklose ir kalbėti galiausiai ir tiesiog dėl to jis labai stipriai kovojo ir tokiu būdu jisai susipažino ir su savo vyru. To vyro vardas ir pavardė nėra atskleidžiama ir galiausiai 2005 metais Marius Gustafsonsas susituokė. Ir pasak Mariaus sutuoktinio, Marius buvo, kaip jis išreiškė, kaip meškinas, jis atrodė kaip ir stabilaus proto, jis taip labai buvo užsivedęs su ta visa asociacija, bet tai buvo jau toks kaip ir gyvenimo tikslas, bet per to jis nerodė kažkokių raudonų vėliavų ir atrodė, kad su Marium buvo viskas kaip ir gerai. Ateina 2011 metai ir galiausiai vyrai supranta, kad jie vis dėlto negali kovoti su visa Norvegijos vyriausybė. Taip, Marius vis bando kažkaip su tom teisėm kažkur eit kalbėti, bet galiausiai jau nieks neklauso ir jie abudu nusprendžia, kad jiem reikia palikti šalį ir keltis gyventi kažkur kitur. Ir jie išsirenka UK. Tuomet ateina 2016 metai ir galiausiai Mariaus santuoka subyra. Kodėl jie išsiskyrė, kas nutiko, kas kurį paliko, bet tikriausiai, kad tas kitas asmuo paliko Marių, nes Marius po šio išsiskyrimo tiesiog buvo labai palaužtas, labai sužlugdytas, nežinojo, ką jam daryti toliau su savo gyvenimu. 2016 metais Marius pradeda domėtis įvairių genitalijų panaikinimu. Ir iš pradžio jis visos šios informacijos tiesiog ieško internete, jis skaitinėja apie tai, kaip vėliausiai teisme teiks. Santuoka jau kaip ir suvaržė tą visą sadomachistinį polinkį. Ir kad jis iš tikrųjų turi tokį psichikos sutrikimą, kuris tuo laikotarpiu buvo užsnūdęs, kol jis buvo santuokoj. Ir kad tas psichikos sutrikimas yra savo kūno suvokimo, kaip ir vientisumo pažeidimo sindromas, kad galiausiai jis turi kažkokią kūno dalį, bet jam atrodo, kad ta kūno dalis neturėtų tenais būti. Ir dėl to jo smegenys galvoja, kad jis turi pašalinti tą kūno dalį. Ir Marius internete ilgai negūglino. Jis tiesiog susirado vyrą, kuris pardavinėjo savo kūną internete. To vyro vardas buvo Damienas Barnesas. Jis jam pasiūlė 500 svarų, jog pašalintų Mariaus genitalijas. Damienas, kadangi jam reikėjo labai tų pinigų, jis iškart sutiko, bet kai jis atvyko į Mariaus namus, tuomet jis jau pradėjo kaip ir abejot, nes Damienas pradėjo sakyti, aš niekada nesu daręs kažko panašaus, galbūt nukraujuosi, galbūt dar kažkas blogiau bus, galbūt aš tai kažkur paralyžiuosiu, vienu žodžiu, jis jau pradėjo labai bijot ir pradėjo sakyti Damienas Mariui, kad gal nedarykim tau visos šitos operacijos, kad apskritai
kam tau jos reikia, visus šiuos dalykus. Bet Marius, jis buvo įsitikinęs, kad jam nereikia genitalijų. Marius nuolatos kartojo, kad jis nori atrodyti kaip Barbie tenais apačioj ir kad jis nori, kad ten būtų visiškai lygu. Taigi Damienas padarė tai, ko Marius ir norėjo. Jis pašalino jam genitalijas. Bet kai jisai tik tai nukirpo ar nupjovė visą tai, iš karto kraujas labai stipriai pradėjo bėgti, jie abudu nežinojo, kaip tą kraują galiausiai sustabdyti ir galiausiai nutiko taip, jog Marius vis dėlto atsidūrė ligoninėj. Jis pats išsikvietė savo greitąją, jis pasakė, kad jis pats kažkokiu tai būdu netyčia atsitiktinai susižalojo savo lytinius organus ir kad galiausiai jam reikia ligoninės pagalbos. Greitoji, žinoma, greitai atskubėjo, išvežė į ligoninę, sustabdė jam kraujavimą, Marius ligoninėj pabuvo tik tai 2 dienas ir tuomet buvo paleistas. Taip, jam buvo išrašytas kaip ir kvietimas, kad jisai turėtų apsilankyti pas psichiatrijos specialistus, nes iškart visi suprato, kad kažkas su jo galva yra negerai, bet tai nebuvo kažkoks priverstinis vizitas, kad tu privalai eiti ar ne. Jis galėjo pats nuspręsti, ar jisai nori eiti pas tą psichiatrą, ar jisai nenori tenais eiti. Kai Marius sugrįžo į savo namus, į jo duris pasibeldė Bairnesas ir pradėjo sakyti, kur jo tie 500 svarų, jis galiausiai atliko dalyką, ko Marius galiausiai ir norėjo. O Marius, kita vertus, nenorėjo jam mokėti pinigų, nes pasak jo, jis teigė, tu nepadarei darbo iki galo, kad galiausiai aš atsidūriau ligoninėj. Nors visa kalba apie tai, kad tas Damienas jis nežino, ką jisai darė, jis jau kartojo Mariui 100 kartų, bet Marius tiesiog nesiklausė ir vis tiek liepė jam tiesiog šalinti jo lytinius organus. Taip. Bet galiausiai Damienas pradėjo grasinti policiją, pradėjo sakyti, kad aš kreipsiuosi į policiją, aš parašysiu tas pareiškimą. Marius, žinoma, teigė, taip, rašyk pareiškimą, juk vis tiek tu nieko nepadarysi, juk tu pats mane sužalojai, tai tu pats galiausiai gausi tikriausiai kažkokiu kalėjimo laikotarpiu, todėl galiausiai vyrai susitarė, kad visa suma 500 svarų bus jam išmokėta per 2 metus. Tai reiškia, kad tie 500 svarų bus padalinta į mažas daleles ir apskritai tas Damienas net nepajus, kad jisai gauna tuos pinigus, nes tarkim vieną mėnesį jis gali gauti 10 tik tai svarų, kitą mėnesį galbūt tik tai 5 svarus, kad tiesiog, bet Damienas vis dėlto negalėjo nieko padaryti ir jis galiausiai sutiko su šiuo Mariaus pasiūlymu. Tuomet 2017 metais Marius Gustafssonas nusprendė, kad jis privalo atidaryti internetinį puslapį, kur jis galėtų siūlyti kažkokias panašias operacijas kitiem asmenėm, kurie nori atsisakyti savo lytinių organų. Nes Marius kabutėse yra tikrai labai geras specialistas, jis tikrai yra tobulas daktaras, chirurgas ir tikrai išmano, ką jisai daro. Taigi jis pradėjo ieškoti internete taip pat bendraminčių, kurie galbūt irgi norėtų atsiskyti savo genitalijų, o galbūt net savo visos kojos ar dar kažko, bet nenori kreiptis į ligoninę, o tiesiog nori eiti į internetą, susirasti ten paslaugas, ateiti į kažkokių vyrų nežinomų namus, kur yra visiškai nesterilios sąlygos ir tiesiog leisti tam vyrui galiausiai amputuoti tau kažkokias galūnes, kurių tu nenori. Marius surado tokius bendraminčius, tai buvo jų ne vienas ir ne 2. 6 bendrininkai buvo Ashley Williamsas, buvęs chemikas Peteris Waitesas, Stefanas Šarfas, Davidas Kurutchersas, Ijonas Cukuras, kuris buvo veterinarijos kursus lankęs, ir Janusas Atkinas, kuris irgi lankė veterinarijos kursus. Taigi visi šie asmenys dalyvavo slaptose operacijose, ne tai, kad visi iš karto, bet jie dalyvaudavo pasikeisdami, kartais jie padėdavo kaip ir surasti potencialias aukas, kartais jie patys operuodavo, kartais jie tiesiog stebėdavo, kartais jie filmuodavo, o kartais jie apskritai nedalyvaudavo jokiose operacijose, o būdavo Marius atsakingas už viską. Beje, tas puslapis nėra kažkokiam tamsiam internete, ne, jis yra tiesiog suvedi į Google ir tu galėdavai atrasti tą puslapį. Dabar, žinoma, jis jau nebeegzistuoja, bet tuo laikotarpiu jo, tais 2017 metais. Tai žmonės, kurie jausdavosi panašiai kaip Marius, kurie irgi galvodavo, kad kažkuri kūno dalis jiem netinka ir kad jie neturėtų būti čia, jie tiesiog pradėdavo ką daryti, žinoma, googlint. Nes visi norėdavo išsiaiškinti, kodėl aš taip galvoju,
ar yra kitų žmonių, kurie taip galvoja, ką aš galėčiau dėl to daryti ir panašiai. Ir kai tu tai pagūglindavai, tu galėdavai atrast Mariaus Gustafsono tą puslapį, kuriam galėdavai prisijungt ir būdavo keli tokie kaip ir etapai. Galėjai būt arba nemokamas narys, tai reiškia, kad tu negausi kažkokios labai prieigos daug su vaizdo įrašu ar kažkokių artimesnių žinučių ar dar kažko, tu tiesiog būsi narys, galėsi skaityti, jeigu kažkas kažką tiesiog skaitomo įkels ir viskas. Ir kita pakopa galėjai būt VIP narys. Tuomet tu turėdavai mokėti kažkur apie 100 svarų ir tuomet tu turėjai visą prieigą prie visų vaizdo įrašų, prie visų operacijų ar nuotraukų, kur yra tiesiog šalinami lytiniai organai kitų asmenų. Nes dažniausiai Marius Gustafsonas atlikdavo tiesiog lytinių organų pašalinimą. Ir jis visą tai nufilmuodavo ir tuomet įkeldavo į internetą ir žmonės kažkodėl norėdavo žiūrėti tokius vaizdo įrašus. Jis netgi turėjo aukcionas, ne vieną aukcioną, kur pardavinėjo tų žmonių lytinius organus, nupjautus. Ir jie nekainuodavo labai daug, jisai parduodavo juos kažkur už 700 svarų. Bet kam žmogui reikėtų tų lytinių organų, aš net neįsivaizduoju, koks žmogus tiesiog atsikelia ir nusprendžia, kad šiandien aš eisiu į internetą ir pradėsiu ieškoti tiesiog nupjautų žmogaus lytinių organų ir aš juos nusipirksiu, įsirėminsiu ar dar kažką darysiu. Jo, bet tokie žmonės tikrai egzistuoja ir jie pirko tuos lytinius organus. Tai jūs matot, jog Marius su galva yra tikrai kažkas negerai, jog jis tikrai kažkokių tai psichikos sutrikimų turi ir tikrai ne vieną. Bet visi tie asmenys, kurie lankosi pas jį, kurie užsisako jo paslaugas, su jais irgi kažkas yra psichiškai negerai. Ir jie nesikreipia pagalbos į ligoninės, pas psichiatrus, psichologus, ne. Jie tiesiog pagūglina ir sako, šiandien aš eisiu pašalinti savo lytinių organų, ar ranką, ar dar ką nors. Tuomet 2018 metais Marius pradeda draugauti su 17-mečiu berniuku, kurio vardas buvo Jacobas Krimi Appleby. Ir čia irgi buvo labai didelis amžiaus skirtumas, nes Marijau šiuo laikotarpiu buvo virš 30 metų, jis susipažįsta su šiuo paaugliu internete, jie užmezga santykius, jie susitinka ir šis paauglys irgi turi kažkokių tai kaip ir psichikos tikrai sutrikimų, nes kai Marius jo paklausė, kurią kūno dalį man reikėtų pašalinti, kuri man kūno dalis tiesiog netinka prie mano kūno ir kad aš tiesiog atrodau keistai su ta kūno dalim. Tas berniukas atsako, kad koja būtų labai ir jis dar reiškia cool, jeigu tu neturėtum kojos. Kas žinoma, Mariui ši idėja labai patiko ir jis nusprendė, kad kodėlgi ne. Taigi 2018 m. rugsėjį Marius nusiperka kibirą, nusiperka daug ledo, jis įdeda savo koją ir ten laiko ją 8 valandas. Su juo kartu yra jau tas vaikinas Jacobas ir jie abudu stebi, jie abudu juokauja, jie beje filmuoja visą šitą procesą ir tiesiog atrodo žiauriai nekantrauja, kada galiausiai ta koja jau bus per daug užšalus ir kada galiausiai tą koją bus įmanoma nupjauti. Tuomet Marius nuvyksta į ligoninę ir pradeda sakyti, kad galiausiai jo koja buvo tiesiog nušalus ir kad jis norėtų, kad jo koja būtų nupjauta. Ir daktarai apžiūri Marių ir iš tikrųjų supranta, kad taip, koja yra nušalus ir kad reikia tą koją nupjauti. Ir čia buvo jam pašalinta koja. Jis pats ar jo tie visi 6 pagalbininkai nesiryžo jam pjauti ir kojos, nes jau jie suprato, kad koja tai bus dar daugiau kraujo, kad gali būti dar daugiau komplikacijų. Jie plus neturi visų įrankių, su kuo nupjautą koją ir kaip po to tą kraujavimą sustabdyti. Tai galiausiai dėl to jau Marius kreipėsi į ligoninę, kad ta koja tenais geriau būtų amputuota. Tuomet, kai jisai jau buvo invalido vežimėlį, jis nusprendė, kad jisai nori aplikuoti, kad jis gautų tą invalidumo tuos pinigus. Jis juos laisvai gavo ir tiesiog gyveno tokį kažkokį keistą, nesveiką gyvenimą, nors pasak jo, kai jis neteko kojos, Marius iškart tapo daug laimingesnis, nes jis žinojo, kad ta koja jam kaip ir nepriklauso. Tuomet 2019 metais slaugas Nathaniel Arnold nupjovė Mariui spenelį.
Nes jis jau tuo laikotarpiu pradėjo sakyt, kad ir spenelis jam nepriklauso ir jis jau nori tą dalyką pašalint. Marius buvo atlikęs 58 ekstremalias kūno modifikacijas. Jis turėjo 58 operacijas ant skirtingų asmenų. Ir iš pat pradžių, kaip Marius dar prisiviliodavo tuos klientus, jog jis pats siūlydavo pinigus. Jie sakydavo, aš tau sumokėsiu, tarkim, 500 svarų ar 1000 svarų, jeigu tu ateisi pas mane, aš tau pašalinsiu tavo lytinius organus ir galiausiai mainais aš viską nufilmuosiu, įdėsiu į svetainę, visi žmonės matys, kiti žmonės, kurie norės nusipirkti tavo vaizdo įrašą, jie galės jį irgi nusipirkti ir tik tai turėti savo. Ir kad galiausiai tokiu būdu aš uždirbsiu ir tu uždirbsi ir kad mes visi būsim laimingi. Ir aukos iš pradžių tiesiog sutikdavo tik su tuo, kad jiem patiem bus sumokėta kažkokia pinigų dalis, nors ta pinigų dalis būdavo tiesiog minimali. O laikui bėgant, metams bėgant, žmonės jau net patys kreipdavosi ir sakydavo, kad aš jau dabar sumokėsiu tau pinigus, kad tu man pašalintum mano lytinius organus. Ir Marius, žinoma, būdavo labai laimingas ir per 4 metus jis iš savo operacijų ir plus iš savo svetainės uždirbo 300 000 svarų. Tik per kelis metus. Pridedant ir tuos visus aukcionus, kuris pardavinėdavo tuos lytinius organus kitiem asmenim. Svetainiai buvo užsiregistravę 22 800 narių. Kaimynai kaip ir pastebėjo, jog kažkas keisto vyksta Mariaus namuose, bet jie nebuvo kaip ir labai jau, kad, o dieve, kažkas negerai. Jie tiesiog, kai kiek vėliau juos apklausė, jie teigė, kad mes matėm greitasis labai dažnai važiuojant į tą namą, bet mes tiesiog pagalvojom, kad, žinot, Marius, jis invalidų vežimėlį, tai galbūt su juo kažkas negerai, galbūt jo sveikata streikuoja pastoviai, dėl to jis kviečiasi tą greitąją. Bet jiem net neatėjo į galvą, kad ta greitoji buvo kviečiama labai dažnai, kai tie žmonės tiesiog jiem būdavo nupjaunami jų lytiniai organai ir kai jie pradėdavo kraujuoti, ir kai Marius ar jo bendrininkai tiesiog nežinojo, kaip stabdyti tą kraujavimą ir galiausiai sakydavo, kad gerai, kviečiam jau greitąją, nes mes nežinom, ką daryti ir tuoj šitas vyras numirs iš viso ant šito stalo. Iš tikrųjų, ta visa kabutėse operacinė buvo įrengta Mariaus tiesiog vienam iš jo kambarių. Tiesiog ant durų buvo užrašyta Teo žaidimų kambarys, nes dažnai jisai sakydavo kitiem asmenim, kad jo vardas yra ne Marius, o Teo. Ir kad jis taip pat buvo parašyta, kad jis dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę. Kartais lytiniai organai būdavo tiesiog nupjaunami su virtuvės peiliu. Kartais bandoma tiesiog nukirpt su žirklėm. Taip, Marius turėjo kelis įrankius, kurie tikrai yra naudojami tikrose operacinėse, bet jis neturėjo jų visų. Ir jis tiesiog eksperimentavo, nes jis suprato, kad kitiem žmonėm kaip tik video daug labiau patinka, jeigu tu pjausi lytinius organus ne su tam tikrais dalykais, bet tiesiog kirpsi, tarkim, su žirklėm. Ta auka, kuri gulėdavo ant stalo, ji tiesiog būdavo pririšta prie lovos, kad jinai visiškai nejudėtų ir viskas. Kartais auka būdavo apsvaiginama arba su narkotikais, arba tas chemikas, jisai turėdavo kažkokių pažinčių ir jisai pavogdavo tuos kaip ir vaistus migdomuosius iš kitų asmenų. Kartais būdavo netgi naudojami gyvūnų kažkokie tai vos nemigdomieji, nes tie veterinarai, jie galėdavo iš kažkur gaut. Vienu žodžiu, visa istorija atrodo skamba kaip iš kažkokio siaubo filmo, bet visa tai buvo tiesa. Bet jeigu tai jum atrodo dar nebaisu, Marius Gustafssonas, kai buvo daroma krata jo namuose, buvo rasta tiek šaldytuve lytinių organų, tiek jisai prisipažino, kad jisai kartais tiesiog valgydavo tuos lytinius organus. Sau tiesiog išsikepdavo ir tiesiog valgydavo kaip paprastą patiekalą. Beje, jisai savo lytinius organus buvo įsirėminęs ir tiesiog pasikabinęs tokį kaip paveikslėlį savo miegamajam, kaip priminimą, kad tai yra jo tos genitalijos ir kad jos dabar čia tiesiog kabo. Galiausiai atėjo 2021 metai, kai Marių išdavė vienas iš jo pacientų. Šis pacientas, jis buvo ne pirmą kartą lankęsis pas Marių. Pirmą kartą jisai norėjo, kad jam būtų pašalinta genitalijos. Antrą kartą
Ne, jis norėjo pusę genitalijų, kad jam būtų pašalinti kažkodėl. Tuomet po kelerių metų jis vėl sugrįžo, jis tuomet norėjo, kad jau jam visos genitalijos būtų pašalintos. Trečią kartą jisai vėl sugrįžo, jis norėjo, kad jam būtų pašalinti sėklidės. Vienu žodžiu, jis norėjo, kad tiesiog būtų to operacija daroma šiek tiek po biškutį, kol galiausiai jam buvo pašalinta tiesiog viskas ten apačioj ir jisai jau visiškai nieko neturėjo. Ir po kiekvienos šitos operacijos šitam vyrui reikėdavo vėl kreiptis į greitąją, nes galiausiai jis turėjo labai daug problemų, nes, kaip jau žinot, visas tos operacijos buvo daromos labai nesteriliai, tiesiog gulkis ant lovos, pririšamas, kerpam, pjaunam, viskas laisvas tu ir tiek. Tuomet vienu iš tų kartų, tai buvo 2019 metais gruodžio 2 dieną, manęs buvo uždegintos raidės EM, kurios reiškia eunuchų kūrėjas, o eunuchų kūrėjas tai ir buvo Mariaus Gustafsonsono puslapio pavadinimas. Ir jis tiesiog norėjo jį kaip ir pabrandint kažkas tokio ir tiesiog išdegino jam šias raides, nors ta auka teigė, kad jis tų raidžių vis dėlto nenorėjo. Taigi po šio vyro apsilankimo policijoje galiausiai 2021 metais buvo daroma krata Mariaus namuose. Ir čia jie rado daug visokių siaubingų dalykų. Visų pirma, Mariaus kambarys buvo užklijuotas, tiesiog visos sienos buvo užklijuota pornografija. Visur. Nebuvo nei laisvos vietelės, tiesiog visur pornografijos visokie plakatai išklijuoti. Ir be jau tas daiktas, jo pasididžiavimas taip pat irgi kabėjo tiesiog įrėmintas. Buvo rasta labai daug vaikų pornografijos. Žinutės rastos su kitu asmeniu, kur Marius giriasi, kad jis turėjo lytinių santykių su 8 metų vaiku. Tai nėra išsiaiškinta, tai buvo tiesa, ar Marius tiesiog melavo, bet manoma, kad tai buvo tiesa. To vaiko tos galiausiai aukos 8 metų nepavyko atrasti, dėl to nėra žinoma, kad ar tai tikrai tiesa ar ne. Bet jeigu jau šis vyras turėjo labai daug vaikų pornografijos, tai reiškia, jį domino tokie dalykai ir tikrai nenustebčiau, jeigu tai būtų tiesa. Tuomet rado daug vaizdo įrašų, kur gyvūnai yra prievartaujami žmonių, nes jį tai irgi labai domino. Lytiniai organai šaldytuve. Vienas lytinis organas buvo rastas tiesiog spintelėj. Atsidarai prie lovos ir tiesiog jisai čia. Tiesiog yra tas lytinis organas. Tuomet 4000 valandų vaizdo įrašų. Tie visi vaizdo įrašai buvo filmuojami iš tų visų operacijų. Tuomet BDM labai daug daiktų. Tie daiktai buvo visokie kankinimo prietaisai. Kratos vyko net kelias dienas, nes policija ieškojo ne tik jo name, bet ir jo kieme, jo šiukšlinėje, tiesiog aplinkui visur, nes galvojau, kad galbūt kažkas kažkur buvo ir užkasta, nes vis tiek tai yra pavojingos operacijos, bet jie vis dėlto nieko nerado. Tuomet galiausiai jie susekė visus tuos 6 jo bendrininkus ir visiems 6 bendrininkam irgi buvo pareikšti kaltinimai. Tai, pavyzdžiui, Peteris, jis buvo dalyvavo 9 operacijose, tas Janas, jis, kur sakiau, veterinaras, jis dalyvavo 8, tuomet Stefan 1, Ion 2 ir David ir Ashley, jie buvo kaip ir kartu, kaip ir pora, nėra tiksliai žinoma, kiek jie operacijų būtent atliko. Teismo metu paaiškėjo, kad Marius suluošino galiausiai 13 asmenų, tai tikrai. Dėl to jam buvo pareikšta 13 kaltinimų dėl piktybinio sunkaus kūno sužalojimo ir jauniausia jo auka buvo vos 16 metų paauglys, kurį jisai irgi atrado internete ir tiesiog kažkokiu būdu įtikino, kad tau irgi reikia pašalinti tuos galiausiai lytinius organus. Ir apskritai policijai buvo labai sunku susekti tuos asmenys, nes žinoma, jeigu jie turėjo tokį įsitikinimą, jeigu jie turėjo tą psichikos ligą, kurie galvoja, kad tas daiktas jam nepriklauso, tai jie žinoma patys nesikreips į policiją, jie bus kaip ir kabutėse labiau laimingesni, kad jie nebeturi lytinių savo organų, tai dėl to policija tikrai labai sunkiai dirbo, kad galiausiai atrastų nors 13 aukų. Nors mes žinom, kad Marius atliko 58 operacijas, tai tikrai, bet kitų asmenų tiesiog nepavyko atrasti. Dažniausiai pacientai buvo vyrai, kurie abejojo savo lytinę tapatybę, susidūrė su lyčių disforija, jie ieškodavo informacijos apie tai internete ir tuomet rastavo Gustafsonsono svetainę. Lyties disforija yra nepasitenkinimo būsena ar kančia,
kančia išgyvenama asmens, kurio socialinė lytis neatitinka biologinės. Asmenys su lyties disforija save įprastai laiko translyčiais. Lyties disforija gali lydėti nerimas, depresija ir savižudiškas elgesys. Tyrimų duomenimis nuo 32 iki 50% translyčių žmonių bando nusižudyti. Be to, LGBT asmenys vis dar yra diskriminuojami ligoninėse, todėl daugelis jų tiesiog nori vengti tiesioginio kontakto su sveikatos apsaugos sistema ir tuomet kreipiasi į pagrindinius specialistus, tokius kaip kabutėse Marius. Marius teisme teigė, jog jis yra savo kūno architektas, o amputacijos suteikė jam tiesiog jo gyvenimo kontrolės jausmą. Ir kad dėl to jis yra labai laimingas ir visiškai nesigaili amputuotos kojos, amputuotų lytinių organų ar savo spenelio. Tačiau teisėjas padarė išvadą, jog Gustafssoną motyvavo pinigai ir seksualinis malonumas, nes pasak jo psichikos ta liga, kuri buvo tikrai nustatyta Mariui, ji paaiškina, kodėl jisai žalotų save ir naikintų savo tuos visus lytinius organus, spenelį ar koją, bet tai nepaaiškina, kodėl jisai norėtų naikinti ir pjausdinėti kitus asmenis, nes ta liga nėra visiškai susijusi su, kad tau užeina kažkoks keistas noras ir kitus žmonės užpult ir tiesiog jiem kažką tokio panašaus daryti. Kad visiškai ne, kad jį motyvavo būtent pinigai. Ir kad jį tai jaudino, kai jisai pjaustinėdavo tuos kitus asmenis. Mariaus advokatas teigė, jog nuo 2016 metų iki 2022 metų taip, Marius tikrai atlikinėjo tas visas operacijas, bet kita vertus jis teigė, jog visos aukos jos pačios atėjo jo namus ir jos pačios norėjo tų pašalinimų ir kad galiausiai Marius jis nepadarė nieko blogo, nes jis tiesiog darė tokias paslaugas, taip, tos paslaugos buvo nelegalios. Tai jis turėtų ir gauti kaltinimus tik tai dėl šitų dalykų, bet ne dėl kažko kito. Galiausiai Mariaus verdiktas buvo iki gyvos galvos su galimybė išeiti po 22 metų. Jos 6 bendrininkai irgi gavo bausmes, tik tos bausmės buvo daug mažesnės. Tai Ianas gavo 5 metus ir 8 mėnesius, Peteris 12 metų, Janus 12 metų, Davidas 11 metų, Ashley Williams 4 metus ir 6 mėnesius, Stefanas gavo 4 metus ir 6 mėnesius ir tuomet 47 metų Natanielis, jis gavo irgi tik 4 metus kalėjimo, tai tuo laikotarpiu Ianui buvo 28, Peteriui 65, Davidui 60, Janušui 37, Ashley 31 metas, Damienui 35, Natanieliui 47 ir Džekobui 22 metai. O Mariui tuo laikotarpiu buvo 47. Mariaus vienintelis prašymas buvo teismo metu, jog jis nori, kad būtų deportuotas į Norvegiją ir jos kalėjimus, negu čia pasilikti Londone. Nes Norvegijos kalėjimai yra daug geresni ir jis galvojo, kad tenai sąlygos ir pripažinimas ir palaikymas bus visai kitoks negu pačiam Londone. Bet jo prašymas nebuvo patenkintas ir kiek žinau, jis vis dar dabar yra tiesiog Londono kalėjime. Taigi čia yra tokia šiurpi istorija apie vyrą, kuris tiesiog pradėjo pirmiausia žaloti save ir tuomet nusprendė, kad kodėlgi man nesusikūrus svetainės, nesusiradus bendraminčių ir tiesiog pradėti ant savo lovos tiesiog pjaustyt arba kirpt lytinius organus, įklidės, viską, spenelius tiesiog man pačiam arba tiem keliem bendraminčiam jo tiem padėjėjam kabutėse. Ir šitą svetainę galėjo atrasti bet kas, net ir vienas iš vaikų tiesiog netyčia galėjo užsukti į tą svetainę, beieškodamas kažko ir tiesiog atrasti visą tą informaciją. Kas yra tiesiog labai žiauru, kad tu apskritai neini į internetą ir nežinai, ką gali rasti tiesiog netyčiom. Tai čia yra tokia istorija, parašykite komentarus, galbūt kažką praleidau arba galbūt kažkur suklydau, tai parašykit viską pačioj. Vienintelis minusas, jog apie šią istoriją nėra paviešinta labai daug detalių ar visų faktų, tarkim, apie Mariaus vaikystę, kuri mums tikrai padėtų suprasti labiau, kodėl jisai bent jau taip elgėsi ir kas jį motyvuodavo. Tai
Nepamirškit paspaust patinka mygtukų, užsiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitam mano videoje, kuris bus tęsinys apie Didį. Bye!